Na ką, manau pats tas laikas parodyti, kaip riebus katinas kepa steiką. Aišku, kad pirmiausia lekiam į Maksimą ir nusipirkam jautienos filiuką. Žinoma, kad dar reikės ir sviesto, bei grietinėlės, bet tradiciškai detalų recepto aprašymą rasite komentaruose. Na ir pradėkim gamybą nuo jautienos pasiruošimo. Pirmiausia, sutvarkykime mūsų filiuką, nurinkime visas plėves. Aš tai darau labai atsakingai. Jei planuoju kepti ne iš karto, mėsytę suvinioju į maistinę plėvelę ir pasidedu į šaldytuvą. Kepimui idealiausiai tinka gabaliukai po 200 gramų. Mėsytę prieskoniuoju druską ir juodaisiais pipirais. Kepimui aliejus pilame į keptuvę, tik ją gerai įkaitinę. Sudėję į keptuvę jautieną, pirmiausia ją gerai apkepinsim iš abiejų pusių. Apkepus mėsytei dedam rozmarino, česnako ir nepagailim sviestuko. Na ir ką, prasideda malonus procesas. Mėsytė šlakstymas išsilydžiusių sviestuku. Jautienos vidiniai temperatūrai peržengus 50 laipsnių ribą galima sakyti, kad jautiena jau tinkama valgyti. Kol mėsytė ilsisi toj pačioj keptuvėje, apkepkime šiek tiek pomidoriukus. Garnyrų naudojama bulvių košę taip pat gardinsim rozmarinais ir česnaku. Apkepsime tai ant sviestuko. Po kelių minučių išėmę rozmarinus ir česnaką įpilkime grietinėlės. O vėliau supylę ant bulvių gerai susmulkinkim. Na ir beliko pasigaminti čimičiurį padažą. Pjaustom petražolės, česnaką, taip pat dedame druskos, juodųjų pipirų, džiovinto raudonėlio, aitriosios paprikos dribsnių, raudono vyno acto, šalto spaudimo skrudintų sezamo aliejaus, na ir alyvuogių aliejaus, šiek tiek sojos padažo. Ir belieka viską gerai išmaišyti. O tada jau pjaustome mėsytę ir sudedame mūsų patiekalą į lėkštę. Gal gamindami šį patiekalą ir užtruksite ilgai virtuvėje. Bet kas, jei ne jūs pats palepinsite save ir aišku savo šeimą.